Šiandien gavau tokią įdomesnę automobilio patikrą, nu ir tikrai labai juokinga, prisijokiau aš ten vietoj iš to perikupo. Žodžiu, tokia situacija. Sūnus sako, mano tėvą bando apgauti perikupas, aš taip jaučiu, tėvas netiki, o tėvas tiki pardavėjų. Žodžiu, pats tėvas randa defektų toj mašinai, girdi, kad barškas smagratis. Ir tipo sako, kad pardavėjas sutvarkys už 200 eurų. Volkswagen Passat 2015 metai. Niekaip nesutvarkysit tokį gedimą už 200 eurų tvarkingai. Galit nebent pakelti apsukas programiškai, kad jis netaip barškėtų, kas visiškai nesąmoningas yra remontas. Normalus remontas kainuos apie 600 eurų. Pakeitimas 150 ir 450 smagratis. Tas sūnus, jaunesnis gal netoks patiklus ir rimtas vyras. Žodžiu, užsisakė patikrą. Nuvažiavam, patikrinom, radom smagratį barškantį, atsuktą ridą 80 000 km, keičiamą pagrindinį diržą, nes jis senas ir truputį jau patrukinės. Dvi rudelės ant kėbulo, ant atskirų detalių, ant vairuotojo durų ir bagažinės dangčio. Nu ir dar ten tokių smulkmenų važiuokliai. Tai žodžiu, mes paskaičiavom į remontą pilnai 1700 eurų ir turit ledą. Bet vis tiek mašina bus 300 000 pravažiavus. Tai visiškai visko nereikia remontuoti, reikia keisti smagratį ir pagrindinį diržą. Ir važiuoklę patvarkyti. Rudelės bala nematė. Esmė kokia. Nepasitikėkit perpardavinėtojais, kurie labai taip draugiškai šneka. Tiesiog tikrinkit, ar jie tiesą sako. Kaip pavyzdys šioje situacijoje. Sako, kad remontas bus 200 eurų, o čia tiesiog žmogui reikėjo padaryti kelis skambučius, kad išsiaiškintų, kiek iš tikrųjų tas remontas. Ir jeigu kažkur meluoja, tai tada faktas pasikvies kažkokį žmogų, kuris daug išmano apie mašinas ir pasitikrinti. Patikrinti, ar tikrai daugiau nemeluoja. Tai tiek žinių, visą informaciją tiesiog tikrinkit ir viskas bus gerai. Iki.